taip, gavom, sakykit. Aha, aš atsiminsiu. Gerai, taip. Fokusininkų rinkinių 10. Labai gerai, puiku. Pirštų nukirstų, tai pirštų nukirstų 100 nukirstų pirštų. Gerai, viską pristatysim, viskas bus. Dabar taip. Pabūk čia, sudėdė Raimą, gerai? Aš turiu nubėgti iki mašinos, sutvarkyti reikaliuką. Raima? Gerai. Dėdė Raimondai, kur aš galiu žaisti? Žinok, man Zina, žiūriu, kiek čia gražių mergų su vaikais. Raimai, mama draudžia sakyti mergos. Tavo mama jom pavydi, tu pažiūrėk. Ar čia aš senstu ar mamytės jaunėje? Eik, pažaisi. Maryk. Oi, sveiki. Labą dieną. Raimondas. Agota. Dažnai čia ateinat? Jo, kiekvieną pirmadienį. Andriukas čia netoli lanko karate būrelį. Karatistas, reiks atsargiai. Dėdė Raimondai, ar matot, kaip man išeina? Kokia miela mergaitė. Čia jūsų dukra? Kas? Mergaitė, ar jūsų dukra? Taip. Keista, kad anksčiau čia nesusitikom. Kad mes retai išeinam kur nors, žinot, po mergaitės mamos mirties, žinot, depresija. Oi, vargšelė, kaip jai sunku. Taip, sunku. Man irgi sunku. Taip. Oi, mes turim eiti jau, žinot, susitikimas su psichologu, žinot, depresija. Man irgi depresija. Gal telefoną galima, jeigu... Mielosios ir mėlieji, kas mums reikia svarbiausia suprasti šią akimirką? Svarbiausia šią akimirką suprasti, kad mes visi esam komanda. Mes visi esam kumštis iš didžiosios K, kuris vadinasi Technava. Režisieriaus, aš neturiu klausos, neturiu nei ritmo pojūtį ir iš viso esu buhalterė. Labai gerai, ponia Božena. Jums nieko nereikės klausyti, jums reikės šokti. O kaip buhalterė, iki 4 tikrai suskaičiuosit. Tiesa? Galim pradėti. Visi pasiruošę? Kaip mokėmės, prisimenam šiek tiek profiliais, su šypsena, krūtinės išpūstos, pilvukai įtraukti ir gracingai gėlytė. 2, 3, 4. Bangelė žemyn. 3, 4. Povas, užpakaliukai. 3, 4. Ir liepsnelės visi kartu drebam. 4. Dabar pakartosim su muzika. Eliza, la minor. Elze, re major. Puiku, nesismulkinsim. Po mano ženklo visi kartu. Ir gėlytė. 2, 3, 4. Gracinga bangelė. 3, 4. Labai gerai, paukštukas. Ponia Božena, jūsų paukštukas, labiau paukštukas turi būti. Tęskit. Taip, klausau. Sveiki, čia Albertas Nagevičius. Visai. Jums skambina Liucija iš kompanijos Blenda Mod. Mes organizuojame kompanijos šventę ir norėtume tinkamo režisieriaus. Malonu. Reikalas tas, kad turime didelį biudžetą ir norime grandiozinės šventės. Ar jūs dirbate su didelėmis įmonėmis? Na, praktiškai aš tik su dideliais projektais ir dirbu. Mano šūkis - kokybė, šviesos, lazeriai ir paukštukas gėlytė. Ponia Božena, gėlytė. Kaip tik atleiskit, dirbu dabar su projektu. Gal galim susiskambinti vėliau? Tuomet puiku, mes jums paskambinsime ir susterinsime dėl susitikimo ir prezentacijos laiko. Puiku, ačiū, iki. Na, ponia Božena, to aš jūs atskirai pamokysiu. O kur dabar toks įsitempęs? Viskas gerai. Paskambins. Turėjo paskambinti. Turėjo laus? Kokio laus? Uždaryk šaldytuvą. Ir į duchovkę nelysk. Vandens atsigerk. Neprašau. Ramiai. Dabar nereikia skubėti. Atsiliep. Ramiai. Klausom? Sveiki, čia Liucija. Labą dieną. Kokia Liucija, priminkit? Liucija iš kompanijos Blenda Mod. Mes prieš keletą dienų kalbėjome.
Taip, pamenu. Ką mes tarėmės? Norėtume paskirti jums prezentacijos laiką. Prezentacijai, taip. Okei. Kada norėtumėt? Ar tinka jums pirmadienis? Minutėlę. Tuoj pažiūrėsiu grafiką. Taip, pažiūrėjau. Manau, kad iki vakaro tikrai ką nors sugalvosim. Tai tuomet puiku. Iki pasimatymo. Ačiū, sudie. A jūs suprantate, kas čia paskambino? Čia paskambino 5 gabalai euro ir pasakė, sveikas, Albert. Apie konceptą pasakojau? Ne, bet to išgirsim. Jo. Gražus fonas, baltos raidės, dantis. Tai sielos veidrodis. Meškutė! Kačiuk! Ką kačiuk? Dušo žalia padu. Viršutiniai lentynėliai. Hebra. Ir čia pasirodo Dirikas. Baltai apsirengęs, kaip dantis. Meškutė! Balandėlė. Ką, zylutė? Dantų šepetėlį gali paduoti? Sekundėlę. O pastos? Ai! Prašau, lakštingalėlę. Valykis. Ai, meškių, daugiau. Ai. Atleisk, mažulėlę. O dabar jau užteks. Ir dantelį užsuk. Ai. Vos nepamiršau. Viskas? Prauski saulytę. Kur sustojom? Tas direktorius. O ko direktorė norėjo? Dantų pastos. Patsgi neužsidėsi dantų pasą. Ne, kaip tu, dieve mano, užsidėsi dantų pastą. Neįmanoma. Kur tu, ar tu esi, pavyzdžiui, pats kada pastą? Aš kažkada bandžiau taip vos pirštą nenusipirkti. Ei, debilai! Norit, kad papasakočiau, ar ne? Pasakot. Tai klausykit. Žodžiu taip. Ten viskas gerai. Direktorius baltai apsirengęs, kaip dantis. Meškutė! Meškutė! Paduok alaus! Tu žinotum, kaip aš pamatau. Kaip man viskas atsibodo. Parduotuvė rūpinosi aš, dukra rūpinosi aš. Žmona irgi tu. Ne, man tam jėgų jau nebelieka. Žiūrėk, apie tai aš ir noriu su tavim pasikalbėti. Aš esu tavo draugas ir aš negaliu likti nuo šaly, kai tu šitaip dūsti. Mano pareiga yra tau padėti. Palauk, ką tu čia? Žiūrėk, pavyzdžiui, kiekvieną pirmadienį tavo draugas Raimondas eina su tavo dukrele į parką pasivaikščioti. Man nesunku. Ne, palauk. Paskutinį kartą, kai tau dukrą palikau. Palauk. Ką tu lygiai? Tada jį buvo visai kūdikis. Aš irgi dabar suaugau, surimtėjau. Egle? O kur tu čia dabar susiruošiai? Į Druskininkus. Ten siaučia pedofilas, o vietos valdžia stengiasi viską nuslėpti. Šitą istoriją taps mano tramplinu. Kur Toma? Ai, Tomas su Raima. Su Raima? O ko tu dabar iš karto nervuojas? Kas jai atsitiks? Kas atitiks? Gal jau atsitiko? Tu ką, nepameni, kas praeitą kartą buvo? 391. Nu, princesė, imk. Čiagi daug smagiau negu vežimėlė, ne, sėdėti? O tu pagalvok, kaip aš spėsiu viską vienas. Tu dabar išvažiuoji, o man ir parduotuvė, ir dukra, ir marškinių krūvą išlyginti, ir iš viso aš ir valgį darau, ir plaunu namus, ir viską aš čia darau. O tavo žmona pinigus uždirba. Gal nori susikeisti?
Kokiam vaikui, tu jau jautiesi subrendęs vaikui. Taip, vaikui. Laikas jau. Aš tau nebent Irmo šunį galėčiau patikėti, bet tai tik dėl to, kad noriu, kad jis padvėstų. Nieko tu nesupranti. Čia yra meilė. Ir pasirodo, kad jie niekada nėra bendravus su tokiu nuostabiu našliu kaip aš. Tu jau našlys? Taip, našlys. Ir šį savaitgalį, liūdnas kaip pasaulis, našlys ieškos paguodos jos glėbyje Druskininkuose. Šeimyninis numeris su atskiru kambariu vaikams. Kokiems vaikams, durneliai? Jo sūnui ir mano dukrai. Kokie dukrai? Tomai. Nesuprantu. O kas tau neaišku? Šį savaitgalį mano gyvenimo meilė važiuoja į Druskininkus su savo sūneliu, o mano dukra ką, nenusipelno pailsėti, pakeisti aplinkos. Todėl aš privalau važiuoti į Druskininkus. Edvinui sakei? Egliai, sakei? Tu ką galvoji, jie savo draugus nepaskolins vaiko porai dienų? Paskolins ir nušaus. Aš nežinau, ko tu laužėsi. Varom, viską mokėlė. O kas čia su tais druskininkais dabar, ką? Eglė su darbu išvarė, tu dabar ne? Edži. Nu ne. O su kuo Eglė išvarė į ten? Su kuo? Su tuo Domaičiu ir darom. Su Domaičiu? Taigi pažįstu, pasiūkęs kaip velnias. Eik, taip. Negi, jo pakęs negali, jisai senas. O tas kitas irgi senas. Pauliuk, ar tu žinai žodžio pedofilas prasme? Edvinai, negaliu dabar kalbėti, Saulytė, aš žinok dabar su Paulium ir Saulium viešbučio kambarį, aš tau vėliau paskambinsiu. Gerai. Nu tai kaip, Pauliuk, į ką tu ten viešbučio kambarį matei? O, durni, a? Jinagi ten su Saulium ir Paulium. Viskas ten tvarkoja. Domaitis ir Domaitis. Rimtai? Su Saulium? Ir Paulium. Taip ir žinojau, kad jūs čia rasi. Ką tu čia darai? Ką aš darau, tavęs ieškau. Žadėjai į grožio saloną eiti? O kažką žadėjau raktų namuose nebepalikinėti. Nu, meškiukų, valgai kaip kiauliukas, koks siaubas, taigi vien tu tuoj nukris ant megztuko. Nu ką tu, ir mokyk. Tuoj nebeturėsi nei vieno rūbo be dėmės, įsivaizduoji? Tugi žinai, kaip aš vargstu kiekvieną kartą, kai valau ten tas dėmes. Prižadėk, kad kai grįši įmesi į skalbimo mašiną iš karto, kad neužsiliktų. Pažadė? Aha, gerai. Ate. Ate. Iki. Ką? O tavęs neerzina? Kas neerzina? Nu, kad su tavim kaip su mažu vaiku. Kaip su mažu? Paklausyk, visi tie meškučiai, gyvūnėliai dar tebūnie. Bet kas čia per švaros mėnų, jie tau toj pampersus užmaus. Be to, čia truputį įsitėkai. Eik šypt. Paskui Raimas sako, pasiimsiu Edviną vaiką, kad galėčiau pasivaikščioti Druskininkuose su ta merga. Koks jis mergišius. Baisus, siaubingas. Oi, pala. Irma, Ką? nedaryk taip. Kaip? Baik elgtis su manim kaip su mažu vaiku vieną kartą. Kaip su kuo? Kaip su mažu vaiku ir ypač prie žmonių, prie draugų. Nu, nedaryk taip. Niekada. Gerai? Bet meškiuk, aš tik noriu. Ir baik mane vadinti šitais gyvulių vardais. Nu, Zylutė, mano aš gi vardą turiu, tikrai. Garbė žodis. Aš tik norėjau pasakyti, kad tu valgydamas išsimozojai. Gerai, aš išsimozoju. Bet aš suaugęs žmogus, aš jeigu noriu, išsimozoju, va, kiek nugi, prašau. Noriu nusišluostau. Aš darau taip, kaip aš noriu. Skanaus. Vėjas žydi po langais, Tomai vaisiai rytais ir vakarais. Šiandien tu man graži. Kaip faina. Bet nesitikė, kad mes čia.
Kaip džiaugiuosi, kad Toma atsigauna. Žinai, vienu metu netekti mamos, močiutės ir senelio. Dar močiutės ir senelė. Jo, jie viena mašina važiavo. Tai vargšė mergaitė. Aš irgi vargšas. Taip. Andriau! Andriau, kur tavo kamuoliukas? Va, kaip? Super. O kaip Toma? Viskas super. Taigi susitarėm. Tomas savaitgalį mano, o tu relaksuoki, žiūrėk, ką ten Eglė daro. Tik žiūrėk, kad toli neplauktų, gerai? Nu, ar aš leisčiau savo dukrelę, kur gilu? O to, kas nutiko jos mamai? A? Durnas. Čia keistas vyras vaikščia. Ai, vienišas. Sakė, mano dukrelė graži. Raimondai, man tai nepatinka. Nu, jis jau labai keistai Tomą žiūri. Tai kaip nežiūri, žaidžia. Nu, labai keistai žaidžia. Labai skanu. Ko nors naujo pridėjai. Piedro riešutų idėjų patinka? Jaučiasi labai geras ataskonis. Tikrai skanu? Labai. Į prezentaciją nepavėluosi? Ne. Viską kontroliuoju. Ką juokinga daina, kokią sugalvojau, žiūrėk. Jie atbėga ir sako, jei kažkas įstrigo dantise, Oi! tai gali būti karieso pradžia. Albertai. O paskui palauk, užbaigia, siaubingo karieso pradžia. Gera dainelė. Albertai, tau truputį... Irmutė. Ką? Nepradėk. Ką nepradėjau? Mes kalbėjom jau apie tai, ne? Įsibuzuoju, apsišluostysiu. Viskas švarus? Švarus. Viskas. Negrįžkim prie to. Aš nemažas vaikas. Nepyk. Nepyks. Raimondai, tas vyras vėl keistai Tomą žiūri. Ai, žinai, vargšelis, reikia su kažkuo pabendrauti. Tu pažiūrėk, ką jis daro, jis vėl juokiasi, vėl ten taškosi su jais yra iškrypėlis. Aš skambinu policijai. Ne, policijai ne, aš pats. Edva, atsistok, stok. Žiūrėk, jinai kažką įtarė, tai tu apsimeš, žinai, kad aš tau grasinu, ir aš tau trenksiu. Kas tik, kam trenk? Ir niekada daugiau nelys, supratai? Viską sutvarkiau, nebelys. Einu sulčiu, didvyriai. Dėdė Raimondai, noriu kakų. Kakų? Tai bėg. Nežinau, kur tualetas. Pakentiek valandėlį. Ne, Tai į vandenį. čiagi ne jūra. Nu jo. Tada tėtuko paprašyk. Jis sakė, kad negalima. Galima, kakų galima. Eik. Tik viską darom labai greitai, kad nieks nepastebėtų. Alio, policija. Ir žinoma, pagrindinis koncepcijos akcentas – akinamai balta šypsena. Paskui užuolaida pakyla, pasirodo rimtų vyrų būrys. Visi kostiumai su kaklaraiščiais ir daina. Jei kažkas įstrigo dantise, gali būti karieso pradžia. Nu, toks klasikinis gabalas, orientuotas į tą publiką, į kurią mes ir orientuojamės. Nu, jie, aišku, sudainuos geriau, čia darbinis variantas. Ant stalo popieriai, pasižiūrėkit, ten viskas konkrečiau. Ramutė, ar greitai? Alio? Staigiai maunat į viešbutį pedofilas su mergaitė užsidarė tūlį, tuoj policija sems greitai. Supratau. Varom! Sveiki. Žiniasklaida. Vyksta operacija, negalima. Žiniasklaida. Žiniasklaida negalima. Pauliau, varyk per aplinkui, aš atkreipsiu jo dėmesį. Stambių planų nuotraukų.
sakėsi? Nesupratau. Jie pasakė, kad nori dirbti su žmogum, kuris yra, labiau estetas. Tarsi aš būčiau ne estetas. Ne, aišku, kad tu estetas. Ne tą dieną, kai vaikštai tarp žmonių su petražoliu dantise. Su kokia petražolė, kokiuose dantise? Ir tu man nesakei. O ką aš galėjau tau pasakyti? Tu suaugęs vyras, aš negaliu apie tave kaip apie vaiką šokinėti. Okay. Ir kaip susitarėm, aš išeinu pirmas, tu suskaičiuoji iki 10 ir man iš paskos, gerai? Ir kad ir kas beklaustų, aš nesu tavo tėvas. Aš esu tik tai vyras, kuris tave palydėjo į tualetą, gerai? Gerai. Mūsų maža paslaptis, gerai? Andžiams! Kas yra? Dėlėk pedofilė. Koks pedofilas? Taigi čia mano dukra, tankit. Toma! Toma! Mergaitė, čia tavo tėvas? Ne, čia tiesiog vyras, kuris palydėjo mažą mergaitę į tualetą. Juokauja jinai, tokia juokdarė. Turiu foto. Rodyk. Nedavimi.